Labas rytas. Pradedame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto posėdį. 2025 metai, lapkričio 17 diena. Posėdį dalyvauja 8 komiteto nariai, 2 prisijungė nuotoliu ir 7 dalyvauja tiesiogiai. Negirdim jūsų. Kaip dabar? Dabar gerai. Techniniai trūkdžiai. Darbotvarkėje turime 14 klausimų. 14 prie kitų klausimų turime gavę prašymą Račalių. Gal aš tada trumpai tą prašymą prašysiu pristatyti. Pareiškėja iš Račalių prašymas Mažeikių rajono savivaldybės kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komitetui. Prašau paremontuoti Pakviščio kelio gatvę Račalių kaime, kuri rudens pavasario laikotarpiu tampa nepravažiuojama ne tik lengviesiems automobiliams, spec tarnybų transportui, bet ir pienovežiams, kurie turi išvežti pieną iš ten esančios karvidės. Už statomą objektą Veršydė sumokėjo infrastruktūros mokestį 4164 eurus, bet į objektą patekti ne visada įmanoma. Gatvė neremontuota daugiau kaip 20 metų, todėl nelikę griovių nėra kur nutekėti lietaus vandenį. Aš siūlyčiau šitą klausimą, jeigu pritarėt traukti darbotvarkę, ar pritarėt? Ir tada išvis pasiūlydom darbotvarkę su papildomų klausimų. Ir dar būtų prašymas, galbūt mes galim šitą prašymą svarstyti pirmų numerių, kadangi dalyvauja seniūnė, kad netrukdytų turi reikalų. Tada gal ir paprašysim gal tada seniūnės apie tą padėtį. Tai vietovė tam keli ir kokios galimybės yra. Labas rytas visiems. Šitų kelią šeštadienį nugreideriavo. Seniūnė, dėl darbotvarkės dar mes turim pasitvirtinti darbotvarkę. Ar yra kokių papildomų klausimų? Pritarėt visi? Aš pritariu darbotvarkai. Tada prašom. Šeštadienį šitų telšių keliai nugreideriavo ir pagal galimybės, kiek galėjo, padarė šiokius tokius nuolydžius ir įpylė 60 kubų žvyro skaldos mišinio. O pagrindinė problema ir iškilo tame, kad ten ir keliasi laukus ir važiuoja daugiausiai šita ūkininkė, kuri pastoviai važiuoja pienovežiai ir dabar statos naują fermą, kadangi lietingas ruduo ir važiuoja sunkiasvorės mašinos. Tai visa problema ir iškilo dėl jos pačios veiksmų. Nu, tai tada kokia būtų. Dabar tai patvarkiant būtų laikim. Laikim. Bet ten buvo pastoviai tas. Jeigu važiuos vėl va tokios sunkiasvorės, tai jinai tikrai dabar dar veš statybinės medžiagas. Tai tas kelias. Sunkiasvorės ten važiuoja kas? Tai veža žvyrą, betoną, blokelius, arkas. Statyba jos pačios. Jos statyba pačios vyksta. O kaip jinai sumokėtų infrastruktūros mokestį ir pradėjo reikalauti, kad tų kelią sutvarkyti. Tai kur tie pinigai nuėjo, tai man iš karto patvarkykit tų kelią. Kaip komitet nariai, kokių pasiūlymų būtų? Kažkaip pasiūlymų, tai jeigu administracija pasižiūrė, pradiniam etapui padarė kažkokį. Dabar vis tiek tiek greit nebus. Žinau, čia iš ūkininkas girdėjęs prašymą gavęs, kad tą infrastruktūros mokestį, ten pakeičiant tvarką, panaudoti tose teritorijose, iš kur jis yra mokamas. Kaip Račalių, štai daleiskim, man toks mintis būtų pateikti tokį siūlymą, kad jeigu ten iš Račalių, iš tos seniūnijos mokamas mokestis, kad jį palikti seniūniją ir seniūniją tada ar tam pareiškėjui, kur jis jau ten tą statybas vykdo, ar tiesiog kitur panaudoti tam kelių priežiūrai. Kaip vedėjas dėl tokių klausimų? Čia kaip tvarka galbūt pildyti infrastruktūros lėšų panaudojimą. Tai gal mes komitet tokių tiesiog protokolinių kreipiamės į administraciją dėl šito
infrastruktūros mokesčio panaudojimo tvarkos peržiūros gali, kaip komiteto nariai. Ir šiandien ne pirmas atvejis, yra daug variantų buvę, kad tikrai ūkininkai stato sandėlius, stato fermas ir statybos eigoje tie keliai yra, aišku, nu, kaip sakyt, pagadinami ir kad jiem atstatyti, nes jie tikrai sumoka nemažas pinigus. O mes užtikrint turim, nes, pažiūrėjau, ten į fermą, pieno išvežimas, nu, tai čia kasdienin privaloma toks dalykas. Jiems reikalams. Stanislavai, gal kur nors prie mikrofono, turbūt negirdi tavęs. Šiaip tam ir yra numatyta infrastruktūros plėtros sutartis. Jeigu šiaip jau žiūrint, kad jokių tokių tvarkų naujų kaip ir neišsigalvoti, yra infrastruktūros plėtros įstatymas, kur pakankamai aiškiai apibrėžta. Jeigu iniciatorius šiuo atveju nori, sakykime, susitvarkyti tą kelią į fermą ir nemokėti įmokos infrastruktūros plėtros, jis gali inicijuoti infrastruktūros plėtros sutartį. Tai tą arba naują kelią gali statyti, arba rekonstruoti, arba atnaujinti, sakykime, jo įnašas būtų jo įnašas būtų užskaitomas už tą infrastruktūros plėtros visą sumą. Žinai, nu. Bet jau čia dabar būtų konkrečiai, kaip sako, tam objektui jo tie pinigai ir nukreipiami. Aišku, neužtektų, tikėtina, kažkiek dar gautų dadėti, bet jis turėtų pasidaręs, sakykime, kad ir tą patį žvyrkelį ten nieko daugiau nedarant, neasfaltuojant, bet galima kažkokius griovius suformuoti, lietaus nuotekas kažkokias padaryti. Nu, ir tada principai išsispręstų tie dalykai. O dabar, kai mes į vieną bendrą katilą surenkam ir po to dabar, sakykime, išskirstyti vėl po seniūnijas, nu, nežinau, nes iš principo mes ir taip biudžetą turim ir tai skirstom, ne? Seniūnijos turi prioritetinės eilės. Jos, nu, nežinau, kaip vis tiek ten. Bet jau šiuo atveju čia sumokėta jau viskas, ir tik ateičiai tas. Visai iš principo gali sudaryti sutartį ir mes tam minusuosim tą sumokėjimą. Įdomus toks pasiūlymas, reikėtų galbūt pakalbėti su pareiškėja. Galėtų pareiškėja, sakykime, jeigu inicijuotų tą plėtros sutartį, numatytų, kad atstato, sakykime, tą žvyrkelį arba kažkiek tai paremontuoja, pasidaro paprastojo remonto planą, nu, sakyk, ir pagal tą atlieka darbus ir tada mes tą infrastruktūros plėtros įmoką minusuojam. Kaip komiteto nariai toks? Jeigu tvarkai reikėtų projektas, jiems irgi tas kainuos. Nu, bet čia einamas remontui. Einamajam remontui. Reikėtų aprašą tik tai. Nu. Tos pusės tai yra investicija į savivaldybės turtą. Čia ne į privatų turtą. Šitas kelias yra savivaldybės. Taip, jeigu tai būtų tik privatus, tai ir nebūtų ir tos infrastruktūros sutarties. Bet tos sutarties šiandien nėra. Nieko nėra. Yra, bet gali inicijuoti. Tas pareiškėjas turi. Gali inicijuoti. Ar pareiškėjų šiandien nėra? Ne, tas jau toks kažkaip labai buvo žinoma galimybė. Tai gal tas jiems nepasiūlyti šitai? Aš manau, kad gal ir... Jei kokį. Čia vis tiek jinai turės pagrįsti visas išlaidas, kiek... Taip, jie turės turėti aprašą paprastojo remonto. Pirmiausia, turi turėti, nu, kaip aprašą. Aprašą samatą. Ar tik po to? Po to tik. Ne, pirmą aprašą, samatą ir pildo prašymą infrastruktūros plėtros sutarčiai sudaryti. Tada mes jau nagrinėjam ir principe sudarom sutartį. Ir tada prašo, kadangi jau yra sumokėjus pinigus, infrastruktūros plėtros įmoka prašo, kad grąžinti jai tas sumokėtus lėšas. Aišku. Tada gal pinigų perkalbėti. Kada pasidarys, ar tik... Šiaip principe, kadangi, sakykime taip, infrastruktūros plėtros sutartį sudarius, įmoka nėra skaičiuojama. Nu, tada, bet kadangi jau yra apmokėjusi, tada mes jau grąžintumėm tos pinigus, nebūtinai kol padarys, prasme. Kad pasidarytų žmogus, o ne pasiimtų. Jie įsipareigoja padaryti ir tada... Pagal sutartį per 3 metus yra įsipareigojimas. Pinigai bus grąžinti prieš darbus ar po darbus. Principe mes jau tuos pinigus grąžinti. Po sutarties pasirašom. Po sutarties pasirašom. Aišku.
Tai tokį mes gal pasiūlymą tada ir seniūnija tada pareiškėjai, kad Nu, jeigu jinai tik tas... pasiūlė, kaip jis sutiko. Nu, nes čia vis tik ir popierizmas jau. Jeigu nepasidarys, pinigai žaus sumokėti. Pasibaigus. Gerai. Žmogus kaip čia. Tai tiek, šito klausimą. Tada ačiū seniūniai. Aiškinimus. Aš suprantu, jau kelią beveik patvarkys. Jums tik gražiau. Mūsų seniūnė beveik vis kilometrą. Tai yra ten daug reikalų. Nu, bet tas kelias supylė daug vyro. Tuos avarinius vietas. Tie 5000 keliam nėra daug. Bent jau ruoželį. Aišku, kaip savo. Aš vyrsų, dabar kur ir kelią versi pas mane irgi atvežu. Išplaunu jau. Tas kalbos, kaip sausmas. Nu, gerai. Gerai. Pereinam toliau prie antro. Tai būtų trečias darbotvarkės. Antras darbotvarkės klausimas. Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 27 dienos sprendimo numeris T1/25 dėl Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos ir sveikatos programos 2025-2027 metam patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Justina Ongaitė. Prašau. Labas rytas. Atsižvelgus į tai, kad lėšos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija yra gautas didesnės 12 000 eurų, nei kad buvo planuota metų pradžioje, jos yra didinamos ir pajamos didinamos ir paskirstomos sekančiai. Tai aplinkos apsaugos priemonėms vykdyti didinamos 9600 eurų ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo priemonėms įgyvendinti 2400 eurų. Taip pat buvo gautas viešosios įstaigos regioninės Mažeikių ligoninės prašymas skirti lėšų ligoninės teikiamų paslaugų tęstinumui palaikyti ir šių metų veiklai užtikrinti. Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa papildoma 300 000 eurų. Bei Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pajamos padidėjo 2500 eurų. Tokie būtų tikslinimai. Paklausti pranešėjas. Pasiūlym pastabų nėra. Galim pritarti bendrų sutarimų? Pritarėm ir tarybai. Ketvirtas darbotvarkės klausimas. Balsavimai. Oi, atsiprašau, noriu pranešti, kad prisijungė prie mūsų Virginijus Sangaila, dalyvauja visi komiteto nariai. Tai nekreipdėme. Tai gal arčiau galim. Laukiam čia? Nu, jūs vietą. Gerai, nu. Aš susilaikau to klausimų, susilaikau. 1, 2, 3, pirmais 4 klausimais visai susilaikau. Jau į priekį. Jo, į priekį. Tada reikia balsavimo, tada šituo. Antrų klausimų, tada pagal patiktą projektą, kas už? Aštuoni už, kas prieš, kas susilaiko, vienas susilaiko. Tada 8 balsavus už, vienam susilaikius, projektui pritarta. Taip, dabar trečias darbotvarkės klausimas. Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 27 dienos sprendimo numeris T148 dėl Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2025 m. priemonių plano patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja aplinkos skyriaus vedėja. Kaip jau minėjau, 2000 eurų didinamas lėšos gautos prie želdinių atkuriamosios vertės kompensacija. Vadovaujantis aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos prašymų vertinimo komisijos nutarimais, bet atsižvelgus į gautas pajamas ir kitus papildomus prašymus, perskirstamos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2005 metų priemonių išlaidos. Reikia balsavimo, kas už pagal pateiktą projektą? 8. Kas prieš? Susilaiko? 1. 8 balsavus už, 1 susilaikius projektui pritarta ir teikiam tarybai.
Ketvirtas darbotvarkės klausimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 8 dienos sprendimo numeris T1/186 dėl Mažeikių rajono želdinių ir želdynų apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijų sudarimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Justina. Keičiama komisijos sudėtis. Tai vietoj Ingridos Parnauskienės keičiama Agnė Sadauskaitė ir pasikeitus Danieliaus Gedučio pareigoms komisijoje jisai atstovaus kaip Mažeikių rajono savivaldybės gyventojas. Tokia pakeitimo. Da, teikim balsavimui, kas pagal pateiktą projektą, kas už? 8. Kas prieš? Nėra, susilaiko 1. 8 balsavus už, 1 susilaikius, projektui pritarta ir teikim tarybai. 5. klausimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos ir įgyvendinimo priemonių ir želdinių būklės stebėsenos plano patvirtinimo pakeitimų. Programos patvirtinimo. Patvirtinimo. Pranešėja Justina. Kadangi želdynų įstatymas įpareigoja savivaldybes rengti želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programas, tai programa yra parengta 5 metams. Šios programos tikslas yra gauti patikimus duomenis, kurie leistų nustatyti želdynų būklės atsikimo tendencijas ir pagrįsti priemonės užtikrinančią želdynų būklės gerėjimą. Klausimų, pasiūlymų, pastabų nėra. Tai teikiu balsavimą pagal pateiktą projektą. Kas už? Prieš susilaiko. 1 susilaiko. 8 balsavus už, 1 susilaikius, projektui pritarta ir teikim tarybai. Ačiū pranešėjai. 6 darbotvarkės klausimas dėl elektros linijos pirkimo. Nešėjas vietinių skyriaus vedėjas Stasys Brakas. Labą dieną. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslas nupirkti iš akcinės bendrovės energijos skirstymo operatorių metrus linijos ruožą ir 5 linijos atramas esančių sėdos 1 eurą, bet mokesčių. Pirktos elektros linijos dalis Liepo gatvės sėdoje apšvietimą tamsiuoju paros metu akciniai bendrovei energijos skirstymo savo rekonstrukcijai. Klausimų, pasiūlymų. Rolandas norėjai, ne? Ne. Nėra, tada turbūt balsuojam. Kas pagal pateiktą projektą, už, kas už? Vienbalsiai. Laikysiu prieš nėra. Projektui pritarta ir teikiam svarstyti tarybai. 7 klausimas dėl elektros oro linijos pirkimo. Pranešėjas Stasys Brakas. Analogiškai, tik tai keičiasi vieta, tai būtų Žalgirio gatvė Pašerkšnės kaime ir 14 metrų oro linijos ruožas ir 1 oro linijos atrama. Perkama už 1 eurą. Pasiūlymų, pastabų, projektų nėra. Galim tarp bendrų sutarimų, ar Galim. galim? Nėra kitų pasiūlymų. Gerai, ačiū, pritarta bendrų sutarimų ir teikiam tarybai. 8 darbotvarkės klausimas dėl elektros oro linijos pirkimo. Pranešėjas Stasys Brakas. Vėl analogiškai, tik vieta Lakštingalų gatvė Kapėnų kaime, 119 metrų oro linijos ruožas, oro linijos atramos už 1 eurą. Prašom, klausimai, pasiūlymai, pastabų nėra. Galim pritarti bendrų sutarimų? Nėra kitų pasiūlymų. Pritarim bendrų sutarimų ir teikim tarybai. Ačiū pranešėjui. 9 darbotvarkės klausimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2025 metų vasario 27 dienos sprendimo numeris T1/19
dėl Mažeikių rajono savivaldybės kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programos 2025-2027 metams patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja kaimo reikalų ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Milda Šukienė. Prašom. Labadiena. Šio sprendimo projektu tikslinam kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtros programos priedą pasikeitus naudojimui vykdymui. Yra tikslinama miškų seniūnijų civilinių kapinių priežiūra tvarkymas, viešųjų pirčių paslaugų užtikrinimas, nes keičiasi, tikslinama yra dėl darbo užmokesčio, taip pat parama kaimo bendruomenėms ir žemdirbių organizacijom. Čia, kadangi buvo skaičiuota pagal kaimo bendruomenių prisidėjimų ir gavosi taip, kad keičiantis bendrai eigai liko nepanaudotos lėšos, nes nebedalyvavo projektuose, prie kurių reikėjo prisidėti. Prie gatvių apšvietimo tinklų tvarkymo Balėnų kaime buvo reikalinga prie trasos prisidėjimo. Taip pat neteko paskirties pasenusių drenažo sistemų rekonstrukcija ir remontas, kur buvo prisidėjimas iš kompensavimo būdų iš savivaldybės biudžeto, kadangi ūkininkai, naudotojai nepateikė prašymų, paraiškų. Ir taip pat keičiantis dėl viešųjų pirkimų terminų, ekspertizė Margininkų tvenkinio ir Palnosų tvenkinio nusikėlė kitus metus. Nes pagal pirkimus, pagal tai, kai buvo numatyta, neįsitenkam terminuose. Ir išeiname į kitus metus. Pranešėjai, pasiūlymų pastabų. Galbūt klausimas toks dabar dėl tų melioracijos lėšų nepanaudojimų. Tai melioracijos problemų yra turbūt pas kiekvieną, kodėl lėšų buvo ir nepanoro naudoti. Klausimas ūkininkam, kodėl ūkininkai nesiremontavo, netikė. Yra iš ūkininkų tokios kalbos, kad labai daug popierizmo, bendrai, jeigu visuma suma sumarum, kompensuojama tik tai 50% nuo parengtos samatos. Gal tvarka biškai keistina? Tai vat pagal tvarką ir jis sako, kad... Tai gal reikia tvarką peržiūrėti, tada siūlyti, nes tikrai čia keista. Tai reikėtų pasiūlymų, reikia pasiūlymų, kaip tą tvarką keisti, sakykime, iš... Tai yra specialistai, siūlykit. O daugelį nepanaudoja? Nebiški, netruputėlio. Nors, sakykime, pagal... Dokumentų vis tiek turės likti savo lygį. Tai nesakom. Didinti prisidėjimo procentą. Čia buvogi numatyta pagal tvarką, kad kompensuojama 70% ir nekompensuojama PVM. Tai taip suma sumarum 50%. Pagal tą tvarką labai sėkmingai dirba Skuodo rajono savivaldybė. Ten sunaudoja iki nulio. Jie Skuodo savivaldybė šiek tiek daugiau kompensuoja. Gerai, reikėtų 80%. Labai keista. Problemų yra, bet pinigų yra. Bet tačiau Prienų savivaldybė yra tik tai pusė kompensuoja tvarko. Galbūt daugiau, nes čia buvo rašyta, kad avariniam gedimam, galbūt tada reikėtų ir... Pamatyti klausimų. Daugiau klausimų. Diskusijų klausimų. Čia dėl tos programų keitam, čia piniginiai išaiško, kiek čia... 30, sumažinam 31,5. Bendrai, sumažiai. Bet čia pagrindai. Ne, tūkstančių. Tai čia šitai pagrindai melioracijos lėšas. Kaimo programa tai tik 1000. Daugiau pasiūlymų, klausimų. Nėra. Galim pritarti bendrų sutarimų? Nėra kitų pasiūlymų. Nėra. Tai pritarėm bendrų sutarimų ir teikiam svarstyti tarybai. 10 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo dalies nuomos Mažeikių rajono savivaldybėje Viekšnių mieste Mažeikių gatvė 9. Pranešėja Milda Šukienė. Šio sprendimo projektų siekime... Prašau, gerbiamas pirmininkaujantį, jūs neskirbėte balsavimo dėl 9 klausimų. Aš klausiau, ar yra tokių pasiūlymų.
Kitų nėra pasiūlymų, klausimų. Aš susilaikau to klausimu. Tada perbalsuojam tada. Tai klausimą. Kuris čia buvo dabar? 9 klausimų. Kas už? Pagal projektą. Kas prieš? Kas susilaiko? Vienas laikas. 8 balsavus už, vienam susilaikius, pagal 9 darbuotojos klausimą pritarta ir taip. Dabar 10. Dėl valstybinės žemės sklypo dalies nuomos Mažeikių rajono savivaldybėje Viekšnių mieste Mažeikių gatvė 9 pranešėja Milda Šukienė. Šio sprendimo projektu siekiama, kad pagal valstybinės žemės nuomos sutartį 18 metų laikotarpį pareiškėjui būtų išnuomota 0,0130 hektarų ploto, žemės sklypo dalis būtų ir priklausiniam eksploatuoti. Klausimų, siūlymų, pastabų nėra. Tada teikiu balsavimui. Kas pagal pateiktą projektą už? Prieš susilaikysiu nėra. Pritartam vienbalsiai, teikiam tarybai. 11 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo nuomos Mažeikių rajono savivaldybėje Tirkšlių miestelyje. Pranešėja kaimo ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Milda Šukienė. Prašom. Šio sprendimo projektu siekiama, kad pagal valstybinės žemės nuomos sutartį 25 metų laikotarpį išnuomotų pareiškėjui Mažeikių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdoma valstybinė 2,6792 hektaro ploto žemės ūkio paskirties sklypą žemės ūkio veiklai vykdyti. Paklausti norinčių, pasisakyti, pasiūlymų nėra. Teikiu balsavimui pagal pateiktą projektą. Kas už? 8 už, susilaikysiu, prieš nėra. Visiems pritarta. Oi, 9. Pagal pateiktą 9 balsavus už, projektui pritarta ir teikiam tarybai. 12 darbotvarkės klausimas. Dėl 2023 metų spalio 4 dienos valstybinės žemės nuomos sutarties numeris 35 CŽN-300-14.35.55 pakeitimo. Pranešėja Milda Šukienė. Prašom. Šiuo sprendimo projektu siekiama pakeisti su pareiškėju buvusią sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį ir sutartyje įrašant naujai pastatytus statinius, nustatant naują sutarties terminą, tai sutarties terminas būtų 50 metų laikotarpiui, bei sutartį išdėstyti naują redakciją, bei numatant galimybę statyti ar rekonstruoti statinius sklype. Klausimų, pasiūlymų, pastabų dėl projekto nėra. Teikiu balsavimui. Tada, kas pagal pateiktą projektą, kas už? Vienbalsiai pritarus projektui teikiame svarstyti tarybai. 12 darbotvarkės klausimas dėl žemės servituto nustatymo sandorių. Pranešėja Milda Šukienė. Šio sprendimo projektų siekiama pritarti Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomame žemės sklype esančiame Svirtūnų gatvė 10 Judeikių kaime sandorių nustatyti žemės servitutą, suteikianti teisę teisti, aptarnauti, naudoti požeminės ir antžeminės komunikacijas, taip tarnaujantis daiktas. Klausimų, pastabų, pasiūlymų nėra. Teikiu balsavimui pagal pateiktą projektą. Kas už? Prieš? Laiku. 8 balsavus už, vienam susilaikius, projektui pritarta ir teikiam svarstyti tarybai. 8 už, vienas prieš. Ir pritarta ir teikiam svarstyti tarybai. Visi klausimai mūsų darbai yra svarstyti. Ačiū už dalyvavimą, kokių pasiūlymų pastabų dėl posėdžio. Nėra, tai ką, gražios darbo dienos.